Sveiki, sveiki, mano vardas Avereta, tai mano dvasinis vardas. Šiandien aš noriu su jumis pasidalinti žinutę apie planetos ir žmonių pakilimą, prisikėlimą, prisiminimą, sąmonės plėtimąsi. Tai yra tokie procesai, kurie dabar yra tikrai realūs Žemės planetoje. Ir vienas tokių pavyzdžių žmogus, kuris prisiminė esantis dievišką sielą žmogaus kūne, tai buvo Buda ir jo mokymas yra taip pat perduotas ir daugelis žmonių praktikuoja jo metodus, kuriuos jisai siūlė. Tai buvo meditacija ir atsiskyrimas. Tai va, tai žodžiu, tie, kas norės pajus tą norą galbūt pabūti vieniems daugiau, tai be jokios abejonės tai yra vienas iš ženklų, kad siela tiesiog yra pasiruošusi pabusti ir kai atsiranda tokie jausmai skirtingi nuo tų, kurie buvo galbūt anksčiau, kai kažkas galbūt nebedomina, kas domino, ir ypač iš tiesų labai svarbus aspektas, kai žmogus nebenori tiesiog bėgti, lėkti, kuo daugiau dirbti, užsidirbti, kad kuo daugiau turėti. Tai yra vienas iš aspektų, kai žmogaus siela jau pasiruošusi pabusti. Ir iš tiesų tokiame procese taip pat vėlgi nėra lengva, nes tokių žmonių aplinkui bundančių sielų galbūt nėra labai daug. Ir galbūt dar apie tai nelabai ir drąsu kalbėtis ir galbūt net išgyvenamos kažkokios situacijos taip pat verčia spręsti kažkokius kitokius dalykus ir nepasinerti taip giliai į save, bet iš tiesų tas perėjimas ir tas pakėlimas, jisai vyksta tik vienumoje. Tai šito reikėtų nebijoti ir nebijoti taip pat ir permainų. Nes iš tiesų dalykai, kurie vyksta dabar ir kurie keičiasi, tai jie neatsitinka taip, kad žmogus gyvena kažkaip, nežinau, labai smagiai, labai lengvai, laimingai ir tas toks atsiranda noras prisiminti, pabusti, pakilti. Tai dažniausiai yra susijęs su kažkokių iliuzijų griūtimi. Žmogui dažniausiai gali nutikti nelabai džiuginančių kažkokių atsitikimų tiek santykiuose, tiek galbūt profesinėje veikloje. Ir tai yra viena iš sudedamųjų dalių to taip vadinamo pakilimo, to perėjimo. Ir paskui labai taip pat priklauso nuo žmogaus pasirinkimų. Čia yra būtent kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Kaip sakyti, čia nebus kažkokio paskelbimo visuotinio valdžios, kad visi mes kartu čia pereinam kažkur į kažkokią kitą sąmonės lygį ar kažkokią būseną. Žodžiu, kiekvienas žmogus bus pats turės nuspręsti, ar jam tai reikalinga, įdomu, naudinga, o iš tiesų tai yra be galo nuostabus jausmas tas pabudimo ir sąmonės plėtimosi, kai net jau pirmosiuose etapuose, kai pradedi jausti kitaip visą aplinką, pradedi jausti kitaip žmonės kažkokie atrodo kitokie ir toks keistas jausmas iš tiesų, tas pabudimo ir jis toks švelnumas, ramybė, laisvė, širdį tokia atsiranda, neapsakoma. Iš tiesų, tas žodis palaima, kurio aš net nežinau, aš anksčiau tikrai net nebuvau pati savo, kaip sakyti, įvardijus, kad aš patiriu palaimą. Tai iš tiesų, kai prasideda šitie pokyčiai vidiniai, kai siela jau yra pasiruošusi pabusti, tai žmogų aplanko toks labai labai malonus jausmas, labai labai maloni būsena. Ir iš tiesų jos norisi dar ir dar ir dar.
bet kol kas yra taip, kad tas jausmas nėra nuolatinė pabundančiojo to žmogaus būsena, tai yra tokia laikina būsena, kai užeina tokio gerumo, švelnumo, ramybės, tokio pasitenkinimo būsena, bet jie ateina irgi dar kas svarbiausia, kad jie ateina tokia iš niekur, be jokių išorinių kažkokių ypatingų aplinkybių, kažkokių, nežinau, atsitikimų, tiesiog jie atsitinka ir atsitinka. Tai va, ta būsena iš tiesų labai tokia, norisi jos paskui dar ir dar. Bet yra kaip yra, kol kas ta būsena, ji nėra nuolatinė ir tiesiog galima vėlgi tuom gal net ir pasidžiaugti, nes iš kitos pusės toj būsenai nesinori net nieko veikti, o mes žmonės čia Žemės planetoje iš tiesų turim visokių reikalų ir turim daug dalykų nuveikti. Tai vat, o nuveikti mes, ypač kai pradeda griūti mūsų iliuzijas, turim labai daug dalykų. Čia mes iš tiesų turim stoti tarsi į tokį susitikimą su pačiu savimi ir pripažinti daugybę dalykų, kurių galbūt mes nenorėjom pripažinti. Tiek apie save, tiek apie aplinkinius, tiek apie tai, ką matėm, išgyvenom. Ir tos iliuzijos vis dėlto turi būti sugriautas ir tik tada žmogus gali pereiti toliau ir žingsniuoti žingsnelis po žingsnelio toliau į tą pakilimą, į tą perėjimą ir sąmonės plėtimąsi. O iš tiesų dar toksai aspektas yra, kad ta bundanti siela, ji tuo pačiu ir pradeda pastebėti visus dalykus, kurie aplink vyko ir jie galbūt net aštriau pradeda jaustis. Jeigu jūs, pavyzdžiui, jausdavot, kad kažkokia neteisybė darbe galbūt ar santykiuose ar kažkoks manipuliavimas, vaidmainystė, tai žodžiu, jos tiesiog pasidaro nebeįmanomos pakęsti. Ir žmogus toks galimai gali būti vėlgi, ar tai pašalintas iš tų vietų, ar tai pats pasišalinti, tai čia kiekvieno žmogaus, kiekvienos sielos yra kelias, kelionė, kaip ji vyks, tačiau mes čia turim tikrai dėti pastangų ir dažnai čia mūsų šita visa sistema ir matrica nenori paleisti. Jei jau mes ir pradedam ir priešintis ir galbūt atsitraukti kažkada daugiau, tačiau sistema ir matrica labai nenori paleisti tokių žmonių, kurie tarsi stiebėsi į šviesą ir nebenori būti kažkaip išnaudojami ir manipuliuojami. Todėl čia vėlgi labai svarbu prisiminti, kad kiekvieno mūsų viduje yra meilė ir šviesa, kuri mus išves iš bet kokios situacijos, kuri mums yra numatyta, nes kiekviena siela turi tiek stiprybės ir drąsos savyje sukaupusi ir gali įveikti iš tiesų visas tas iliuzijas sugriauti. Tačiau čia labai svarbus aspektas, be jokios abejonės, yra buvimas su savimi ir ryšio su aukščiausiojo aš užmezgimas. Ir taip pat čia yra labai į pagalbą ateina mums Dievas, mūsų visų visatų kūrėjas, taip pat mūsų angelai. Mes visada galime į juos kreiptis, kai tik tai prireikia kažkokios pagalbos ir palaikymo. Nes iš tiesų, kai mes pasijaučiam galbūt kartais visiškai vieni, ar silpni, ar nelaimingi, ar nuskriausti, visada galim kreiptis į mūsų visų kūrėją ir galim kreiptis į savo angelus, kurie visada laukia ir visada yra pasiruošę mums padėti. Tai labai svarbus šitas yra aspektas, kad suprasti, patikėti. Iš tikrųjų, žodis patikėti ir pasitikėti tai yra galinga dovana. Ir iš tiesų, čia noriu truputį pasakyti tokį atsitikimą. Man vis labai atsitinka
su knygų skaitimu labai įdomus tokie dalykai, aš atverčiu kokį nors puslapį ir tenais būna esminė tokia mintis, kurią aš noriu perduoti žmonėm, kurią aš gyvenu, kurią noriu dalintis. Ir būtent šiandien aš atverčiau tokią knygą ir ten buvo parašyta, kad mes kiekvienas turėsim išgyventi, patirti, pripažinti, išjausti tai, ką mes turim išjausti. Ir mes turim su savo jausmais nekovoti, bet juos išjausti. Jeigu mums ateina kažkokie nemalonūs jausmai, kaip, nežinau, baimė, kaltė, nerimas, mes turim savo pripažinti, taip aš taip jaučiuosi kalta dėl kažko ar kaltas, taip aš jaučiuosi, kad mane skriaudžia ir taip ir yra. Ir tada toliau jau reiktų, būtų kitas jau žingsnis ir galvojimas, ką su tuo daryti ir kaip su tuo daryti, bet tiesiog tą pripažinti tai yra labai svarbu. Ir dar vienas labai svarbus aspektas - panorėti, kad būtų kitaip. Ir iš tiesų tai yra įmanoma, nes mintis mūsų yra vibracija, mūsų mintis yra vibracija, vibracija yra mūsų mintis ir ką mes galvojam, tą vibruojam. Žodžiu, tai yra tikrai ir fizikos įrodyta. Bet čia aš ne apie mokslą, aš apie tikėjimą ir pasitikėjimą. Tai toj knygoje ir buvo ir dar vienas buvo aspektas toj knygoje, kad meditacija, kad kiekvienam žmogui yra reikalinga meditacija. Meditacijų yra įvairių ir aš net dariau anksčiau tokį įrašą truputėlį irgi apie meditacijas. Bet iš esmės meditacija tai yra pabūti vienam su savim, su kūrėju ir susijungti su savo aukščiausioje aš. Tai labai sugrąžina mus į stiprybę mūsų, į tą pasitikėjimą ir tikrai gali atvesti ir mus į visokias nuostabias vietas, kokių mes dar galbūt net nebuvom pajutę, nebuvom atradę. Ir jų labai labai nuostabių atsiveria čia Žemės planetoje. Dabar ir dar vieną tokį dalyką, čia buvau pasirašius, norėjau pasakyti, yra toks, kaip išrinktieji žmonės, kaip išrinktieji sako, išrinktieji, tai išrinktiesiems bus rojus, ar tai ten išrinktiesiems bus dangus, ar dar kažkas tai. Tai kas tas yra tas išrinktasis? Tai išrinktasis tai yra kiekvienas mūsų galim būti išrinktasis. Tik tai mes patys turim pasirinkti būti tais išrinktaisiais. Tai čia yra toks nuostabus dalykas ir man kitas iki tenka irgi su žmonėms susidurti. Tai kas čia per išrinktieji? Ir kodėl čia jie dabar tokie išrinktieji? O tai jie yra išrinktieji todėl, kad jie patys renkasi, patys išsirenka savo gyventi meiliai, laimiai, švelnume, tyrume, grožyje, gėryje, nežinau, be melo. Dar be melo iš tikrųjų. Tas momentas, kai mes sėdam su savim į tą meditaciją ir į tą ryšį su savim, tai čia prasideda labai daug melo. Žmonės bijo pripažinti daug dalykų. Mes bijom pripažinti, kad mes kažkaip elgiamės netinkamai, ar su mumis leidom, kad elgtųsi netinkamai. Tačiau tai yra tokios žaidimo taisyklės Žemės planetoje buvo. O dabar ateina kitos Žemės, kitos taisyklės ir iš tiesų mes mes galim pasirinkti tas kitas taisyklės. Ir jos be jokios abejonės vis labiau ir labiau įsitvirtins Žemės planetoje per kažkiek tai laiko ir Kali Juga pasibaigs visiškai ir ateis mūsų naujas Žemės etapas, tai yra Sadhya Juga, kai žmonės visi bus tikrai laimingi ir sveiki ir galės džiaugtis visais Žemės planetos teikiamais malonumais. Tai noriu dar kartelį priminti jums, kad jūs esat visi sielos nuostabios, dieviškos sielos, žmogaus kūnuose, avataruose, tik reikia prisiminti tai. O kaip tą prisiminti, be jokios abejonės, tam reikia ketinimo, noro, pastangų, pasirinkimo ir pastangų toliau keisti savo gyvenimą.
Nes kai pradeda griūti iliuzijos, pradeda keistis tas gyvenimas, tai vat nebijoti tų pokyčių, juos priimti ir juos patiem daryti. Ir, ir visada tikėti ir pasitikėti savo angelais ir mūsų visų visatų kūrėjų, kuris tikrai visada mus myli, ką mes bebūtume bepadarę, ar kaip bebūtume pasielgę gyvenime, ar ko būtume nepadarę, ką galbūt norėjom padaryti. Tai iš tiesų yra apie tai, kad tikėkim, pasitikėkim savim, angelais, kūrėjų ir būkime tie išrinktieji. Patys išrinkim save ir pasirinkim pirmiausia save. Iki sekančių pasimatymų šį kartą ir tikiuosi dar pasimatysime. Iki.